Ką manai apie gėjus? Visada būna pas jūs gyvenimas labai gražus ir spalvotas, daug spalvų, laimingi. Čia turim tai? Bet mažai kas tą supranta. Bet čia yra realybė. Taip yra. Tai ką, gal ir tu gėjus? Nu ne visi mes tokie esam. O aš jau išsigandau. Tai va, čia tokie dalykai atsitinka gyvenime, kad atsimykit, niekas neatsitiks to, ko jūs patys nenorėsite. O tai nejau vyrai negali susirasti moters. Labai sunkus atvejis. Labai sunkus atvejis. Čia yra vienetiniai skaičiai, kad tokie žmonės viens kitą randa. Tai ką, taip išeina, kad galą su galu sudurti yra paprasčiau, nei rasti tinkamą kirviui kotą? Labai sunkiai randasi. O tai kas tavo manimu būna, kai atitinka kirvis kotą? Galiu pasakyti, tie fantomanai, kaip jie seksomanai, fantomanai, jo kaip jie vadinasi tie. Tu čia apie nimfomanus? Na, vienu žodžiu. Nors fantomanai man gražiau skamba. Kai tokie du žmonės lygiai tokį patį susitinka gyvenime, supranti, tai jie yra patys laimingiausi žmonės. Pas juos nėra jokių problemų. Aišku, jie pasipy, bet pas juos gyvenimas puikus. Ir pysasi iš gero gyvenimo. Apie tą seksą šneka visi. Galiu pasakyti, kitam žmogui to sekso nereikia, kitam reikia. O kada tokie du žmonės nesusitinka viens su kitu, kuris nenori, kuris nori, tai ten nieko gero gyvenimo. Nesupratau, nesusitinka, tai ir nieko gero? Ką galvokit, ką jūs norit žmonės, ką aš pasakiau. Kartais kalbėjai, blėt, kaip per žandikaulį gavęs. Žinai, skaudi tiesa, bet kaip skauda, bet kartais reikia suprasti. Tai ką, blėt, į barzdą gavai, kad žodžius painiojai? Man biškai žandikaulis stringa, nes po smūgių nelabai, žinai, šneku. Tai, Nu, žandikaulį matau, o tai galva vietoj? ja, aš čia biškai nieko baisiausiai. Čia vestuvių užgies, koks skirtumas. Nu, svarbu, galva vietoj ir smegenys neišmuštos. Aš vyras esu, tai čia man čia pochai yra, žinai, mažiausiai turi rūpėti.